Sveiki visi, esu Tautvydas iš Cubils su Austėja iš Cubils. Šiandien mes esame Info Show 2024. Visas Cubils pagaliau atvyko į mano gimtinę, Kauną. Jaiks. Ir šiandien susirinkom mes čia ne tik tai pasireklamuoti, užsidėti savo, kaip sakant, pavadinimą ir pasirodyti, kokie mes krūti, bet to pačiu padalyvauti. Taip, pageiminti su visais, pasisveikinti su visais, pašnekėti. Būsim čia ne tik kaip žiūrovai, bet ir kaip dalyviai. Visi atsivežėm savo kompus, visi iki vieno. Pageiminsim, pačilinsim, turnyruose dalyvausim, aš dalyvausiu Valoranto turnyre. Ir ką, šokam tiesiai Info Show. Turim ne tik tai žaidėjus, kurie tiesiog žaidžia prie kompiuterio ar laptopų, bet turim ir biškį old schoolinio. Taip ir visko dar turime ir simuliatorius. Šiaip tikrai gerai atrodo. Ar mums atrodo irgi reikėtų turėti irgi simuliatorius pas mus Cubils office, kas būtų, manau, žiauriai figenai. Tai va, turime ir chill zoną. Kiek žinau, man atrodo, tam kamputė yra mūsų draugai, galima turbūt taip sakyti, iš Kauno, OCPC, būtent toj vietoj. Ten žaidžia su VR ir kitus žaidimus, ne? Ir aišku, mūsų kamputis, jo, būtent Cubils kamputis, prašau. Ok, tai dabar einam pro Cubils būtent visus setupus, kompus, realiai pradėsime nuo būtent šito. Greitai parodysiu. Čia yra viena iš mūsų draugas Cubils, kuris padeda man su Twitch'u. Ir šiandien būtent šitą kompiuterį, nežinau kaip pavadinti, tipo sleeperis, jo, kaip sakė, sleeperis. Nepadarysime sleeperių, o padarysime realiai tikrų, kaip pasakyti, RGB vomit. Austėjos, kuri veda mūsų naujienas kompiuteris. Labai kuklus. Bet speksai nėra kuklus. Kitas trečias setupas yra mano brolio būtent. Aš jam labai padėjau su visų, sakant, setupu, tiek monitorium, tiek garso aparatūra, tiek pačiu kompiuteriu. Kompiuteris yra labai gerai subalansuotas ir jis yra prie mūsų Cubils. Ok, judam toliau. Ir aišku, mūsų pažiba Cubils šitas būtent baltas kompiuteris. Ir čia yra mano žmonos setupas, kuri irgi gamins su visais. Tiesiog taip paprastai. Tai va, galim įdėti toliau. Ir čia yra mano setupas. Aš jau dažnai nerodydavau per Twitch'ą, bet tikrai matėt per mūsų ofiso revealą. Su dviem iš organizatorių ir porą dalykų norėjau paklausti, tai jūsų vardų? Airidas. Gabija. Tai norėjau sužinoti, kelintas jūsų yra Info Show ir Betalanas irgi įeina tą patį, ne? Kaip ir gerai. Tai gerai, tai Info Show tada, kuris čia jūsų yra? Antrasis realiai mano. Mano trečiasis, nes dalyvau 2017, man atrodo, metais. Eik tu savo, tai tu vienas iš audžytų, nuo 2015, nuo 2016 pradėjęs. Dabar yra 22 lanas, tai čia... 22? Jo, Info Show lanas būtent, nes betos tai, jeigu neklysiu, buvo mūsų 10, jo jubiliejinis. Tai esame su vienu iš dalyvių ir vienintelis dalykas, kas man labai patraukė akį, tai realiai kompiuteris. Gal gali pasakyti, kas tave inspirino ir kodėl tu nuėjai į tiek ultimate realiai variantą? Realiai tai daug video žiūrėjau apie iš TechSource YouTube kanalo.
darė labai daug. Geras youtuberis pas mane, irgi realiai inspirina. Jo, baisiai geras. Žiūrėjau daug setup varsų, kiek jis ten 300 gal epizodų yra padaręs ir tiesiog labai pats norėjau pasidaryti savo kompą. Gal gali pasakyti, ką tu esi sudėjęs, maždaug pagrindinius aspektus kompo? Jo, vaizdo korta yra RTX 4080, procesorius Intel i9 13900 KF, 64 GB DDR5 RAM, kuria, man atrodo, runina 3600 MHz per sekundę greičiu. Daugiau kaip ir viskas. O gali gal keisą pasakyti pavadinimą? Keisas yra, jeigu gerai pamenu, Fantex NV7. Ok, jo, Fantexas jo. Nu, ta prasme, labiausiai, jeigu taip praėjus pro visus, labiausiai įsiskiriantis, sakyčiau, kompas iš visų. Taip. Man šis buvo irgi pirmą kartą, kad aš visą laiką būdavau su draugais, pavyzdžiui, mes susitinkam, pasidarom LAN parties, pavyzdžiui, 5-4, bet niekada negalvojau, kad Lietuvoje vyksta tokie renginiai. Tai man buvo, čia Hebra susirinka pageimint, tai davai, pažiūrim, kas čia tokia gera. Tai tas mane šiek tiek nustebino, nes visą laiką LAN party buvo tokie labai personal, tokie, žinai, kartu tiesiog, žinai. Aš nors namuose, o realiai, kad ir rūšinį pasižiūrėjus, tai... Tokia ir iš principo idėja, realiai, kad žmonės susirinktų tiesiog ir bendrai žaistų, kad gal dar naujų draugų susirasi, su kuriais. Nes aš įsivaizduoju, daugelis iš tos Hebros žaidžia tik tai susijungia per Discordą, per žaidimą ir niekada nėra matę, Nėra mandas viena kitų, taip, tiesa. Goda ką tik dalyvavo ir tuoj dar dalyvaus showmatch streamerių. Kaip sekėsi ir ką ten gerą veikėt? Taip, tai mes žaidžiam CS-ą. Yra pas mus komandai ir Rimkenzo, ir Nedas Zimantas. Tai tokia miksuota komanda, jie dar net nelabai žaidė CS-ą, tai yra įdomu, nes turi sakyti, kur jiem eik ten, bomba čia, tau reikia spausti E-ką defusint. Tai šiaip įdomi patirtis. Tai smagu. Tai kaip ir minėjau, kad antroji dienoj šnekinsim tokį žmogų vardu, gal gali priminti? Omantas. Omantas, taip. Gal gali pasakyti, ką tu šiaip veiki? Dabar? Be to, kad manęs klausinėdamas. Žodžiu, paskutiniu metu pradėjau užsiminėti verslu, atsidariau savo kavos verslą ir prekiauju. Pala, kaip? Prekiauju kava. Rimtai? Rimtai kava? Aš myliu kavą. Aš gameris, Atsiprašau, va čia tau bus kavos atsiųsiu į ofisą. Mes šiaip turim kavos aparatą. Aš turiu geriausią lietuvišką kavą. Rimtai? Jep. Okay. Pagal įvertinimus ir atsiliepimus, tai labai džiaugiuosi, kas dabar vyksta. Aš dabar labai noriu pamėginti. Tai tada norėčiau dar sužinoti, kiek tu kartų esi buvęs info show ir Betalane. Nes, pavyzdžiui, mano tai yra pirmas info show, o praeitais metais mano buvo pirmas Betalanas. Aš realiai niekada nežinojau, kad tokie dalykai, žinai, vyksta. Vyksta jau nuo 2000-ųjų. Nuo 2000-ųjų? 24 metai. Eik tu savo. Organizuojame LAN party, tai įsivaizduok seniau, prieš 20 metų su tom didelėm dėžėjom, sunkiais. Tokiom, kaip dabar būtų sleeperiai. Jo, šiaip yra čia keletą tokių, tai labai aš norėčiau pamatyti tą visą vaibą, ar bent jau iš nuotraukų pamatyti, nes, kosmosas, jeigu seniau ten kokį Lineage, ar ten Warcraft, ar dar kažką, žinai. Starcraftas, taip, nežinau, seniau turbūt, wow, turėtų, pajus norėčiau, žinai. Tai tada kitas klausimas, ar šiandien jūs gaminat? Ar iš vis gaminat per visą info show? Tai vakar realiai, kai susisetapinam visą sceną, reikėjo vis tiek išbandyti visus kompus. Tai Ar viskas veikia? Jo, ar tikrai viskas tenais veikia, tai organizatoriai kaip ir leidom savo pasidaryti... Privilegija tokia turėjo. Tokia privilegija, vieną žaidimą čia. Tikrai vieną. Šiaip iš tikrųjų. Buvo vienas, nesusirinko tiesiog daugiau. Nes čia buvo ganėtinai vėlai. Darbų irgi nemažai, tai reikia vis tiek prižiūrėti viską, bet visai neblogai, kur galvojom, gal eis iš mūsiškių organizatorių tik tie, kurie tikrai profesionaliai jau žaidžia, bet kaip sakant, pasiėmėte ir mane, kuri nežaidžianti. Inkaravo. Bet kaip sakant, po žaidimo gale galvoju aš... Pas mane komandos buvo. Jo, nes aš tau 2 headshotus pataikiau tiesiai, tai... Ir jinai kompo neturi. Kol kas. Jo, visada kontaktus turi. Jo. Žmonės Hebrantas yra vienas. Vardu Bengzas. Aš nesuprantu, kaip Hebra gali laikyti klaviatūrą va tai, realiai.
ta prasme, klaviatūra yra vertikaliai. Čia yra kosmosas, kaip taip gali būti patogu. Bet žmogus žino, ką daro. Matau, kad antras yra komandai pagal kilus, tai aš manau, kad daužo gerai, tikrai gerai. Matosi, Hebra labai yra susikaupę. Austėja įsitempus, ne tik tai įsitempus būna, kai filmuojame naujienų video, bet ir kai žaidžia Valorantą. Aš jau ką Tautlas niekada turbūt nesupažinau. Simas, okei. Šiandien, kaip supratau, neplanavai gamint. Planavau, Paskui planavai. bet šou mečą padarė ir viskas dėlėjinas, aš pats norėjau pastreaminti, bet ir po to jau žiūriu. Iš čia pastreaminti, Ir nesusisėdinus. nebespėjau. Ir nebespėjai. Ai. Tai dar man būtų įdomu sužinot, kiek kartų esi buvęs info show. Tai trečias dabar, man atrodo. O Betalane? Nesu buvęs. Nesibuvęs. Ok, supratau. Nes man atrodo, man kažkas, gal minėjo, o gal ne tu, kad kažkas, bus Betalane praeitais metais. Nebuvo kažkas tokio? Gal aš, bet nebuvęs. Ok, nes aš tave realiai susiradau prieš, tik tai kai mes pradėjom. Pamačiau per tiesiog Instagram'e, perscrollinau ir pažiūrėjau, tai Šitam reikia laidus pravesti. Šitam laidus. Taip, aš pagalvoju, kad, ta prasme, tu content creators, tu vis tiek darai, tu sėdi prie stalo, tu naudoji kompiuterį, ekranus, visą kitą, turi daug įrangos, nes reikia streaminti ir aš tikrai puikiai žinau, kiek tas įrangos gali būti. Ir aš žinau, nes LT Republic įdėjo savo setupą ir kai pamačiau, vos neapsivėmiau, taip gražiai tariant, ir aš turėjau sužinoti, kaip pas tave. Irgi betvarkė. Bet dėl to yra laidų vedėjas, kuris gali tas... Taip, bet žinok, už savaitės vėl bus laidai. Taip. Kodėl? Tai ką tu juos susakai išardai ir kas yra? Nežinau. Perkeli kažką, reviews atsiunčia padaryti ir monitorius. Perjungi. Yra vienas dalykas, kaip aš darau. Aš darau taip, kad galėtum bet kada viską pakeisti ir viskas liks taip pat tvarkingai ir viskas paprastai. Nes jau tiek metų įkišęs galvą į tą dalyką, kad kiekvienas setupas nepaisant nieko, ar tu keiti, ar tu nekeiti. Vis tiek viską galima pritaikyti ir kad viskas tarpusavy veiktų. Iš stalo išlydė portai? Ne. Pas man viskas labai tvarkingai. Parodyčiau, pamatytum. Buvo labai malonu. Super. Ačiū. Ir dar susitiksim. Manau. Aišku. Visada. Iki. Kas nežino, kas žino, bet turbūt daug kas žino. Turim žentelį iš Kauno. Kurio pavardė daugeliu atrodo kaip Lyčka. Šiaip jo. Man tai buvo pirmas iš karto dalykas. Žentelis ir man viskas iš karto... Toks kaip komentaras, tai kodėl žentelis? Nes tėvas davė pavardę. Jo, logiška, jo. Tai gal gali pasakyti, kuom tu užsiemi, tiem, kas nežino? Pasakyk, kas tu esi, pasakysiu, kokio kompo tau reikia. Jau prastuminė marketingas. Media ready. Kodėl tu negamini šiandien? Nes dirbu. Čia viena iš problemų, kodėl išsėdink noriu, čia viskas yra super, bet vienas pribėga su vienom problemom, kitas pribėga su kitom problemom ir aš nebenoriu čia būti. Žinokit, kai tiek, tu žinai, tu daug dirbi dabar, labai daug dirbi. O man jau buvo tiek daug dirbau, kad pasakė antrą pusę, gal žinai, mums nebepakeliu, jeigu tiek daug dirbsi. Ir pasidariau išvadas, kad man viskas 10 valandų, po 10. Jau gerai, kad kamera yra, rūta, telefonai nėra, galėjau operatorių parodyk, va. Jau jinai tiesiog, jinai mane baisiai šiaip palaiko visur, bet... Ne, tai taip, man irgi, mano geiminimą irgi, ta prasme, praėjo laiko, kol irgi paskui iš to geiminimo kažkas atsirado, va. Tai žodžiu, aš galiu iš karto į kamerą prisižadėti, kad darysim kolabų, tikrai. Noriu gal, kad mes pakeltume tavo lygį vieną video bent jau. Reikėtų. Mano operatoriai tikrai dirba gerai ir visa kita, bet problema yra ne su mano operatoriais, o tie, kas skriptą rašo. Žinai, kompleksinis sprendimas, kurio aš neturiu, nes, su manim šiaip žiauriai sunku dirbti. Ne, sudėtingas procesas yra skriptą parašyti. Su manim lengva dirbti? Ne. Su kuom yra lengva? Su Nausėda. Nežinau. Gerai, buvo tai labai malonu šiaip susipažinti, nes tik tai mačiau per TikToką ir per YouTube'ą. Tai va, Ačiū, kad pakalbinot ir turbūt žiūrovam palinkėsiu, bet tai mes kaip ir konkurentai.
Ta prasme, MKBHD ir Linus Tech Tips irgi yra konkurentai. Bet vieni ir kiti kompų nepardavinėja. Ne, bet Linus Tech Tips pardavinėja kitą dalykus. Kitus O dalykus. ką jūs pardavinėjat? Mes kompus pardavinėjom. Bet mes ne tik kompus pardavinėjom, Ką pavyzdžiui? mes ir setupus dar galim padaryti. Kas yra setupas? Viskas nuo visko. Nu, tai aš sprendimus parduodu. Nu, tai taip legit konkurentai. Bet šiaip galiu pasakyti, šiaip toks pastebėjimas, kai aš pabėgau nuo kompų pramogas, aš supratau, kad ten yra visi draugai. Tipo, vieni kitus rekomenduoja. Šitam sferoj trūksta to draugiškumo, kuris, tikiuosi, čia egzistuoja, tai sakau, ačiū už pažintį, visiems žiūrovom siunčiu linkėjimus. Kaip ir norėčiau, kad kompus pirktų iš manęs, bet visų, kaip sakoma, krūmų neapkakausi. Tai geriausia, kad visi su visais sueitume labai draugiškai. Taip. Nu ką, šiandien realiai paskutinė diena, liko kaip ir naktis. Nu, dar truputėlį. Jo, dar keletą valandų realiai liko. Aha. Ir mes kaip po truputį išeinam, nes mums jau šakės. Buvo labai ilgos 2 dienos, 3, iš kurių aš miegojau 3 valandas. Turbūt galite tai matyti ant mano veido. Bet šiaip įspūdžiai, kokie tavo įspūdžiai, Tautulai? Aš pasakysiu paskui savo nuomonę. Pirmas dalykas, daug įdomių žmonių sutikau. Ką aš labai ir norėjau padaryti. Aš norėjau susipažinti su daugeliu žmonių. Daug pamatyti gamerių, daugiau pamatyti, ką matėm per Betalaną realiai. Tai tą padarėm. Ir kitas dalykas, aš noriu pasveikinti tuos, kurie laimėjot Valorante, CS-e, 1.6, žaidė 1.6, jo, visus, kurie žaidė CS-us, noriu pasveikinti, kurie laimėjote. Matėsi tikrai jūsų emocijos, kad realiai labai stengiatės, tai sveikinu tuos. Ir aš tikiuosi realiai per Betalaną pamatyti daugiau žmonių. Įmanoma? Ne. Betalanas pagal idėją turėtų būti mažesnis. Gerai, bet aš vis tiek tikiuosi, kad daug bus žmonių jūsų ir mes irgi būsime ir mes visus vėl pamatysim, galbūt net jūsų daugiau. Jo, ir šiaip tikrai, nors ir labai varginančios tos porą dienų, bet pilnos emocijų. Aš pageiminti beveik net neturėjau laiko tik per turnyrą, kurį žaidžiau ir labai stipriai pralaimėjau, nes visą laiką aš tiesiog bendravau su jumis, su žmonėms, su Q-builderiais, kurie atėjo ir kažko paklausė, pasidomėjo, atėjo susipažinti, pasilabinti. Tai labai emociškai pasikroviau, fiziškai iš tikrųjų, bet emociškai pasikroviau. Ir halėj pirmą kartą dalyvavau LAN'e, kuris vyko halėj, tai visiškai kitoks vaizdas, visiškai kitokia erdvė ir tas, nežinau, vaibas pats kitoks. Bet labai labai smagu buvo ir nekantrauju, kada galiu sugrįžti vėl kitais metais. Aš dar noriu pridurti, kad Omantai, jeigu tu žiūri, kitą kartą pasimk varžtus dėl viso ko gerai, nes arba žinai, kaip padarysim, aš kitam LAN'ui turėsiu tau varžtų, arba dar galbūt geriau aš papildomą šitą ekraną pasimsiu, kad tau nebūtų jokių problemų. Kažkam dar kažko reikėjo, porą dar laidų, jo, hebra, pasimkit laidus, jeigu ką, vieną kitą galėsim duoti, bet jo, tik tiek. Ir dėja nesigavo pašnekinti dželo, bet mes būsim Comic-Con'e, mes tą galim sakyti? Jo, mes galim sakyti, mes būsim Comic-Con'e ir pašnekinsime dželą, mūsų pasaulio čempioną. Ačiū labai Omantui, kad turėjo minutėlę su mumis pabendrauti, Ženteliui, kas buvo labai fan pamatyti. Labai buvo įdomu sužinoti, koks žmogus yra ir kol kas yra geri labai įspūdžiai ir tikiuosi ateityje dar su juo susimatyti. Ir realiai visus, noriu pasakyti, visiems padėkoti, kurie nebijo prieiti, pasakyti, kad buvo malonu matyti ir jūsų geri video. Ir tiek turbūt, jo. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, viskas. Užteks, nes užmigsiu tuoj. Ate. Iki. Esam su Džefuku, mūsų Twitch'o moderatorium. Kaip sekėsi turnyrė šiandien? Labai ne kažką. Pas jūs yra tas lygis, kur aš norėčiau, kad būtų pas mane.